Labas, noriu padaryti trumpą teminį skaitimą. Gal temą ištrauksiu, norėjau iš tikrųjų ne teminį bendrai daryti, bet kad pasakiau teminį, tai matyti reikia teminį daryti. Ir temą tegul pasako, galbūt šitos kortos. Aš šitos kortos turiu astraliniai būstai, turbūt, taip pavadinkim, ar namai. Tai tema bus turtai materialinės gerovės. Tokia tema. Ir pirmą pasižiūrėsim, kokios kris orakulo kortos ir paskui galbūt patikslinsim su taro kortom. Gerai. Lyta, vasaros lygiadienis. Summer solstice, žodžiu. Dvyniai irgi labai panašus laikotarpis. Čia skaityk joninių laikotarpis, čia iki joninių dvynių yra laikotarpis. Gegužės 21, birželio 21. Kažkodėl laiko kortos krenta. Kolektyvui yra svarbios laiko kortos. Kaukė. Talismanas. Saulė. Gerai. Žiūrim. Vėžlys. Ir dar vieną gal. Prašau, dar vieną. Laumžirgis. Gal aš noriu paskaityti apie kaukę truputėlį, nes ne visų šių kortų aprašymų žinau. Tai aš jums truputėlį pristatysiu. Žodžiu, kaukė stipriai kitokios reikšmės neturi, tai yra kortos aprašymai yra parašyta, kad gali būti susiję su apgavystė, paslėptais identitetais, tam tikrų fasadų, kaip kamufliažas. Ir kviečia būti atidiems ir patyrinėti, kad nepasimautumėt ant paslapties ar iliuzijos situacijoje. Ir turite labiau patyrinėti, su kuo turite reikalų, galbūt patyrinėti ir save pačius ar nedėvite tam tikrų kaukių. Ir kaukė sako, kad tai, ką mes matome,
ne tai egzistuoja, ką mes iš tikrųjų matome. Ką mes akimis matome, ne tai egzistuoja. Taip, tai laumžirgės transformacija, prisitaikymas ir lengvumo ir džiaugsmo jėga. Kviečia priimti pokytį, būti lankstiems, džiaugtis esamą minutę, kiekvieną akimirką. Kviečia būti atviriems naujoms galimybėms, būti tokiems nesukietėjusiems, tiesiog pasiduoti pokyčiams ir priimti naujas galimybės. O vėžlys bus labai lėta energija. Kviečia pasitikėti procesu, dirbti nuosekliai ties tuo, kas jums neša džiaugsmą, statyti tos pamatus kantriai ir išlaikyti ramybę, eiti per iššūkius su nuosaikumu. Vėžlys taip pat yra simbolis sunkaus darbo, kuris dažniausiai visada yra apdovanojamas. Gali būti, kad jūs kryptingai veikiate tam tikro savo tikslo link, ir dabar yra laikas priimti tuos rezultatus, kurie ateina iš jūsų nuoseklaus darbo. Tie rezultatai iš pradžių gali atrodyti nereikšmingi, bet tai nėra tai. Kaukė, manau, kad yra nuoroda į tai, kad iš pirmo žvilgsnio jums gali atrodyti, kad jūs darote kažką bereikšmiško ir kad tai nieko net neš, bet vėžlys skatina jūs nepasiduoti, dirbti ties to, kas jums svarbu, tuo labiau, kad jau panašu, kad čia yra ir jau galbūt ir laukiame tų kažkokių rezultatų. Vėžlys nuoroda yra kaip į tai, kas jau yra įdėta, tas sunkus darbas, atkaklumas ir tuo labiau, kad laumžirgis susijęs su pokyčiu ir naujų galimybių priėmimu, tai tiesiog gali būti, kad jūsų gyvenimą ateina tam tikros galimybės užsidirbti, praturtėti, kurių jūs dabar nematote dar, nes kaukė nurodo man į tai, kad šiuo metu jūs to nematote. Ir gali būti, kad yra noras tiesiog apleisti, pasiduoti, nes vėžlys irgi vėžlio kortos aprašyme buvo nuoroda, kad tikėti procesu, nepasiduoti. Ir gali būti, kad jūs nematydami to rezultato tiesiog norite pasiduoti ir pasitraukti, numesti
bet kvietimas yra tikėti ir pasitikėti tuo procesu. Gali būti, kad tai yra susiję su tos galimybės ateina iš žmogaus, kuris yra labai panašus į jūs, kaip sielos brolis ar sielos sesė. Kažkokių gal bendradarbiavimo galimybių pasiūlymų sulauksite. Tai laiko nuorodos yra svarbus laikotarpis. Manau, kad čia kalba eina apie šių metų vasarą. Dvynio laikotarpis ir joninės. Gal dvynio laikotarpį jūs susipažinote su šitu žmogum ir tiesiog tos pažinties nesureikšminote, tiesiog susipažinote ir pasikalbėjote, gal ir viskas tom baigėsi. Aš galiu paklausti, gal kortų, kodėl čia yra reikšmingas joninių metas, kodėl kolektyvui svarbus yra Summer solstice. Žynys. Gali būti, kad kažkas gavo pasiūlymą, dovanų gavo kontraktą tam tikrą per jonines. Ir galbūt jūs iš šito kontrakto laukiate tam tikro rezultato, kurio dar nematote ir tarsi norite pasiduoti. Bet Vėžlys sako, pasitikėkit procesu. Ir tas pokytis situacijos, jisai vyksta ir įvyks. Kodėl čia yra joninės? Tai kažkas per jonines manifestavo, darėte manifestacijas tam tikram kontraktui iki jūsų ateiti. Bet to kontraktų dar neturite. Kontrakto dar nėra ir tarsi, gal iš tikrųjų jaučiasi tokia tarsi abejonė, manifestacijos jėga, galia, kad tai veikia. Taip, sunki savijauta, bet kartu tai yra ir sunkios savijautos pabaiga. Ir iškrito bendradarbiavimo korta. Ir apačioje yra 8-4, kas rodo labai greitą energiją. Gerai, kodėl yra dvyniai, dvynių laikotarpis. Dabar dvynių laikotarpis ne dabar, bet gali būti, kad tuo metu kažkas atsitiko sukrečiančio, pasikeitė planai tam tikri. Ir jūs išjudėjote. Išjudėjote. Kur jūs išjudėjote? Tikrai išjudėjote, gal ir išsikraustėte.
gali būti, kad šitų periodų tiesiog buvo kažkokių patirta nusivylimų, širdies sudužimo, kadangi kalbam apie ekonominę dalį gyvenimo, tai galbūt buvo kažkokių tai nesėkmių darbuose, kurie sukrėtė, kurie, taip sakant, truputėlį kirto į paširdžius ir pakirto pamatus. Ir bijojote, kas toliau. Taip rodo tą netikėtumą ir planų pasikeitimą, kad jūs kažką planavote ir jūsų tie planai, į tai, ką jūs investavote, subyrėjo tie planai. Dėl to iš tikrųjų buvo labai sunkus jums laikotarpis. Ir kodėl kolektyvas mato šitą bokšto momentą, tą situaciją. Nes tai buvo galimybė išmokti nebedaryti klaidingų veiksmų. Tai buvo galimybė sekti savo intuiciją, nes jūs supratote, kad jūs jautėte, kad taip atsitiks, bet patys aktyvių veiksmų dėl to nesiėmėte ir tiesiog prie to prisidėjo visą tą, prie to subyrėjimo. Jūs patys laiku nesiėmėte tam tikrų veiksmų, kad prevenciškai užbėgti už akių ir neleisti tam bokštui subyrėti. Ar tai apskritai buvo jūsų valioje, ar jūs galėjote pakeisti tą situaciją? Iliuzija. Negalėjote. Kaip sakant, galėjote pakeisti, bet ne toje būsenoje, kurioje jūs buvote. Gali būti, kad buvote labai susikoncentravę į pinigus ir labai egoistiškai laikėtės, smarkiai laikėtės tos komforto būsenos, tos situacijos. Gerai, kodėl mes matome, kodėl kolektyvas mato kaukę, kas ta kaukė? Draugystės pasiūlymas, kuris atneša ir materialinės naudos, ir emocinį pasitenkinimą, netgi visai bendruomeniai gijimą. Ar tai susijęs su romantiniais santykiais? Taip. Gali būti, kad kažkam ateina romantinis pasiūlymas, romantiniai santykiai, kurie labai pagerins jūsų materialinę situaciją, kur jūs atsiskleisite, išsiskleisite, atkapstysite savo užslėptus lobius ir šviesite kaip žvaigždė ir būsite svarbus bendruomenėje ir matomi ir bus reikalingi ne tik
ne tik savo ar šeimai, bet ir platesniam kolektyvui. Gali būti tokia kaip gydanti energija jūsų, atsiskleisti tam tikrą. Ar veikti darbą, daryti darbą, kuriame tiesiog būsite kaip žvaigždė. Kas yra kaukė? Kalavijų riteris, tokia biškį staigi energija, gal ir konfliktiška, jo, tokia konfliktiška energija, staigi, baimė. Kodėl tai yra konfliktiška energija? Jis bijo pajudėti. Kodėl čia ta energija tokia? Jis bijo, kad už jūsų yra imperatorius jau soste ir kad šitos kovos, konkurencinės kovos, jisai nelaimės, kad jūs atsiribosite. Ar jums reiktų šitą pasiūlymą, tą taurių pažą priimti? Reiktų atsitraukti. Kodėl? Jisai dabar yra atsitraukęs, o jums reiktų priimti. Jisai yra dabar atsitraukęs. Jums reiktų priimti. Jūs nematote tiesos ir nematote jausmų, stabilių jo jausmų. Gali būti tas romantinis pasiūlymas, pas ką čia jisai ateina, tai tikėtina, kad jis yra labai susijęs su jūsų materialinė padėtimi ir atvers savirealizacijos galimybės, atidarys jūsų dovanas, kur galėsite save realizuoti. Gal aš paimsiu kitos kortas, nes šitų liko jau mažai, pasižiūrėti apie Vėžlį ir Laumžirgį. Vėl kolektyvas mato Vėžlį. 8 skeptrai, 4 skeptrai. Kokia karšta energija, ugnies energija, velnias. 8 kalavijai, kodėl čia tas? Kodėl jisai yra? Kodėl jis yra? Rodo komunikacijas, stabilų tokį siekimą jūsų, bet taip pat rodo, kad jisai yra toli ir užsidaręs.
Gerai, paklauskim, kodėl jis yra užsidaręs su savo tais visais tūzais. Kas čia dabar? Dviejų pusių. Gali būti, kad jisai bandė prie jūsų prieiti nelabai pavykusiai ir jūs užblokavote ir jisai grįžo. Ir dabar tiesiog dėl to nejuda iš vietos, bet šitai keičiasi. Paskutinysis teismas jam yra pučiama dūda, kad jisai eitų į draugystę su jumis. Kad atskleistų savo jausmus tai šaltai karalieniai. Čia va buvo irgi karalienė. Kalavijų karalienė. Kalavijų ir monetų karalienė, du viename. Gerai, kodėl čia yra laumžirgis? Saulė. Popiežius. Imperatorė. Oho. Pakabintasis. 9 skeptrai. Skeptrų. Riteris 2 skeptrai. Įsimylėliai 10 skeptrų. 6 monetos. Žodžiu, tas kontraktas imperatoriai yra pakabintas, nes tam, kad tas pasikeistų, reikia, kad pasikeistų perspektyva. Išbūti tokią nemalonę būseną, kuri yra stipriai slegianti, kad būtų priimtas sprendimas nunešti dovanų imperatoriui. Ir taip pat tas pasikeitimas turi įvykti ir elgesyje, kad žmogus neprieitų prie kito iš trumpalaikiškos perspektyvos, su kažkokiu, kad neteitų veikdamas per seksualinę čakrą, kaip sakant. Tiesiog žmogus matytų, kad kitas pas jį ateina turėdamas rimtų ketinimų, o ne ten kažką ten kažkur tai trumpai, greitai ir taip toliau. Ir kad tas pasikeistų, nes čia panašu, kad čia buvo įprastas veikimo būdas žmogaus, ir kad tas pasikeistų, kad būtų priimtas sprendimas pasirodyti žmogui, kuris laiko save aukščiausio rango žmogumi ir kuriam nepaeis ten kažkokie tai ten trumpalaikiai pasiūlymai. Tas pasiūlymas, tas kontraktas yra sulaikytas. Gerai, gal galim paklausti kokio laiko nuorodą, kada iki kolektyvo tas kontraktas ateis. Kvailys.
valdžia. Taurių tūzas, 7 monetos. Kalavijų riteris. Kalavijų riteris šiaip yra greita energija ir tarsi kaip ir dabar yra metas skinti tuos vaisius, kas buvo investuota. Ir čia mes jau kalbėjom apie tai, kad jūs laukiat rezultato dėl to, kas jau buvo investuota, ar ne? Gerai, laiko nuorodą aš dar galiu pasižiūrėti su šitom kortom. Čia yra mėnesių kortos. Kada ateis kontraktas iki kolektyvo? Gruodis. O gruodis tai yra dabar. Labai faina. Labai faina, iš tikrųjų labai fainos kortos. Aš džiaugiuosi, kad įdėjote nemažai darbo ir patarimas būtų dirbti tą darbą ir toliau, nenumesti, nepalikti į tai, kas jums svarbu, ką jūs darote, į ką investuojate savo laiką, jėgas, resursus. Neapleiskite to, darykite ir toliau, net jeigu ir nematote tam tikro rezultato, nepasiduokite. Nepasiduokite, neapleiskite savo veiklos, tai, kas jums teikia džiaugsmą, nesvarbu, kad gal šiuo metu ir tarkim, nematote kažkokių tai apčiuopiamų rezultatų, nes tai dar nieko nereiškia. Aišku, lengva kalbėti, jeigu reikia valgyti, skrandis prašo valgyti, o iš veiklos nėra pinigų, tai suprantu, kad čia yra menka paguoda, kad nekreipkite dėmesio, kad nėra pinigų iš veiklos, o toliau darykite, kai sąskaitas reikia apmokėti ir taip toliau. Tai gali būti, kad tiesiog esate stipriai užsivėręs ir kitom galimybėm, kurių nematote, bet kurios galėtų iki jūsų ateiti ir padėti susitvarkyti su tom tais kasdieniais poreikės, kasdieniam sąskaitom ir kas padėtų išspręsti tą sudėtingesnę situaciją. Gerai, bet aš galiu dar ir paklausti, kokia kolektyvo energija pinigų klausimų šiuo metu, ar iš tikrųjų tai yra tokia sunki situacija. Taip, situacija yra įtempta, jūs stengiatės daryti daug, bet tuo pačiu ir balanse esat. Būkite labai susijungę su intuicija ir viskas bus gerai. Iš tikrųjų, nežinau, 2 kortos iškrito, 2 monetos ir čia 2 ąsočiai, kas rodo tokį apskritai kantrybę, saikingumas yra susijęs su tuo tokio balansu. Tai gal čia irgi yra kaip ir patarimas, kad tiesiog susibalansavus dirbti ties tuo, kas jums yra svarbu, nenusikreipiant. Ir čia dvyniai yra daug dvejetų. Daug dvejetų, svarbu balansas, susijungimas su intuicija. Ir tiesiog tos linijos išlaikymas, nes čia irgi žmogus, kad išlaikytų, kad tie 2 monetos nenukristų, žongliruojantis turi labai išlaikyti dėmesio koncentraciją ir būti labai susikaupęs. Gali būti, kad daug darote ir svarbu yra nepamiršti ne tik dirbti, bet ir pailsėti. Pamiegoti. Duoti savo ramybės, poilsio, kad būtų išlaikomas tas balansas ir nenukryptumėt į kažkokią vieną pusę. Čia irgi yra nuoroda galbūt irgi su intuicija tiesiog susijungti
su savo aukštesniuoju aš. Tai va, tai iš tikrųjų labai gražus skaitimas, labai džiaugiuosi jūsų sėkme, tuo, ką jūs darote ir tikrai gera skaityti tokius skaitimus, kai matai, kad tikrai gera energija ir fainos kortos krenta. Tai linkiu sėkmės ir iki